Iki atvykę į vyriškumo stovyklą. Taip mes bandom pajausti viens kitą vyrišką energiją. Ir tai nėra gėjiška. Mes tiesiog taip rodom, kad pasitikim vienas kitų. Šitoj stovykloje mes mokomės pagrindinės vyriškos frazės. Būtinai padarysiu, bet rytoj. Aš būtinai padarysiu, bet rytoj. Rytoj? Padarysiu, bet poryt. Aišku, į mūsų vyrišką stovyklą gali ateiti ir moteris, bet abejoju, ar jos čia išgyvens. Ir jeigu ne vyrai, daugelį dalykų pasaulyje net neatsirastų. Pavyzdžiui, gėjai. Vaikystė iš mane šaipėsi, kad aš ryžas, bet atėjęs čia supratau, kad čia moterų kaltė. Kokybė? Liuks. Ir ateikite į mūsų šou rugpjūčio 14 dieną Palangoje Duonos fabrike, Nidoje rugpjūčio 15 Sangrytoje ir mes su Chebryte pajuokausime. Aš pravesiu, viskas bus labai... Aš nenoriu nuskambėti gėjiškai, kaip ir visada, bet jūs turėtume dabar nusimti kelnes, kad aš pažiūrėčiau, ar tikrai jūs neturite erkių.